Labadiena, mėly mano Facebook'o draugai, Patreono, YouTube'o, TikTok'o kanalo žiūrovai. Labai trumpai apie emocinį intelektą. Emocinis intelektas tai yra savo ir kito žmogaus emocijų teisingas atpažinimas. Atrodo tokia paprastybė, bet jo mums labai trūksta. Tai nėra tas pats, kas protinis intelektas, IQ matuojamas balais. Ir kaip tai yra svarbu, nes didžioji dalis psichikos ekspertų jau dabar beveik vienbalsiai pripažįsta, kad kur kas didesnis žmogaus priklausimas laimės kontekste yra nuo emocinio intelekto negu nuo to protinio intelekto. Kaip tai pasireiškia valstybės lygmeniu? Prisiminkite neseniai įvykusių Rumunijos rinkimų, prezidento rinkimų pirmąjį ratą, kada didžiulė balsų persvara į antrą turą buvo išrinktas Georgas Simeonas, kraštutinių dešiniųjų pažiūrų trampistas. Ką tai reiškia? Turi gilę simbolinę reikšmę. Pirmoji taisyklė: jeigu žmogui kažkur blogai, eik iš ten, kur tau blogai, į ten, kur tau galbūt bus geriau. Tai rumunai sugeba pamatyti. Rumunai sugeba kažkaip atpažinti tą savęs susinaikinimo uršulinę politiką, kuri Lietuvos aukštom galvom atrodo kažkokia labai patraukli. Ir jie sugeba savo pasakyti, kad tas karo kurstymas, ta karo isterija, kuri tik tai isterija, o ne pagalba, nepainiokit su pagalba kariaujančiai šaliai, kad joks demografinio paketo nevystymas, kada yra tragiška demografinė padėtis, o toliau nuodėjami protai vaikams kažkokiam LGBT kvailystėm, ten įvairovės idėjomis, kad tai yra pražūtinga, tai veda mus į susinaikinimą. Rumunų tas proto IQ intelektas, jis nėra labai aukštai. Pažiūrėkite mano lenteles, kurias aš įdėjau prieš kelias dienas, dėjau postą apie intelektą. Mes kažkaip lietuviai jautėmės labai kietesni už tuos rumunus. Jie ten kažkokie pietiečiai, ten tarp jų daug čigonų, o mes labai blatni, mes labai progresyvus. Ir lietuvaičiai, prisiminkit, rinkimus prieš metus, prieš pusę metų, ką mes išsirinkom. Mes net neišdrįsom pagalvoti, kad galbūt kažkas ne taip, ir prabalsavom už tą patį kursą į skerdyklą. Ir mes kaip avelės einam į skerdyklą. Ir dar kai kurie labai jau pyksta, kad nepakankamai džiugiai einam į tą skerdyklą, o jeigu dar nedaug dievė kažkas atsisukęs pasako: ei, palaukit, gal dar anksti mums pasiskerst, tai skaitosi, kad jis yra labai blogas, jis apklijuojamas etiketėmis, jis stengiamasi sužlugdyti žmonės. Tai tokie mes esam progresyvūs lietuvaičiai. Dabar kaip išugdyti emocinį intelektą, mėly tėveliai? Man atsiuntė porą ištraukų iš lietuviškų vadovėlių, aš nušiurpau, tiesą sakant, kokiu keliu mes einam. Tai šeimos indėlis tai yra didžiausias ir bene vienintelis. Pirma taisyklė, vos ne vienintelė, yra neperspausti vaiko. Jau geriau tegul būna mažesni balai, ten kokie vidurkiai mokykliniai, bet jis gali drąsiai reikšti savo emocijas, drąsiai žiūrėti į tėvų emocijas, jų paklausti. Jis ir tikrai išaugs laimingesnis, kad ir vairuos jisai vilkiką, kad ir klos plyteles, jis tikrai bus laimingesnis už kokį nors šimtukininką nublyškusį tėvų perspaustą, kuris dar ir turi kandidatas į sporto meistrus plaukime, chemijos ir matematikos olimpiadų laimėtojas, plus dar smuikininkas ir dar kokį nors būrelį lanko jaunųjų skautų. Tai vaiko neperspaudimas yra pirmaeilė sąlyga. Ir žmogus išdrįs pasipriešinti, galų gale, pasijuokti iš to, kas juokinga. Vakarykštė tokia situacija, kada vienintelės teisingos partijos toksai juokingas pirmininkas pareiškė, kad Lietuvai reikėtų kasti griovį, iškirsti miško kilometrą palei sieną su Baltarusija ir Rusija. Ir taip mes apsisaugosim nuo rusų.
tas absurdas, jis turi turėti kažkokias ribas. Galų gale tie bendrapartiečiai galėtų pasakyti, kad, mielasis, klausyk, tu neperspaus, kad tu visai mus statai durniaus padėtį. Nes tos partijos gerbėjams, jiems neduota pasipriešinti, jiems privaloma žavėtis. Na ir gal dar kažką absurdiškesnio galima sugalvoti. Ties Gariūnais, pirmininkė, reikėtų pradėti kasti už 800 milijardų, kasti tunelį skersai žemė į Naują Zelandiją kaip evakuacijos kelią, jeigu netikėtai užpultų tie rusai, kad jos kur. Labai būtų geras kelias, patikimas skersai žemė. Ir jeigu jau nesievakuotume, mes jau bent jau kažkur žmonės išsilakstytų kitur, tai į tą duobę labai labai daug rusų sukristų. Ir vieni pliusai, vienu žodžiu. Tai kad tokio absurdiškumo idėjas kažkas tai, išdrįstų pasakyti, kad tai yra nesąmonė. Apsiginti grioviu, kada jau karas įgauna visai kitas formas, kada turbūt nei vienas tankas ir net važiuotų ir mus jau ten okupuotų, kaip mano senelis sako, apie vokiečių puolimą, jie gyveno prie Aleksoto oro uosto, nuomavosi namelį, sako, vieną rytą atsikeliam, naktį girdėjom, kad bombardavo aerodromą ir atsikeliam jau prie vokiečio. Tai va toks buvo mano dėdelio, tai va gali būti, kad ir pas mus atsikels žmonės jau prie ruso, jeigu tas karas būtų. Bet, juokinga ta karo isterijos tokia dabar kampanija ir vargšai tie žmonės, kurie jie yra giliai įtikėję, susitapatinę su kažkokiais tai kariais, tai per daug susitapatinti yra nesveika. Yra toks metaforinis susitapatinimas su Napoleonu ir kada žmogus per daug susitapatina. Jūs žinote, kokios ligoninės, kokį skyrių jisai atsigula. Geriau to nedaryti. Tai vat, mylėjai, neperspuskime vaikų, pasidžiaukime už rumunus, kurie sugebėjo pamatyti, kurie sugebėjo pasipriešinti. Tai yra puikus mums pavyzdys, kad emocinis intelektas gali kur kas daugiau negu tas mūsų IQ, aukštesnio išsilavinimo didmiesčių gyventojų. Mes neturime ką atsiremti, deja, atramos mes neturime tarp tų žmonių, kuriuos mes išrinkome. Ir mums belieka atsiremti tik tai vienam į kitą, branginkime vienas kitą ir ugdykime laimingus vaikus. Iki.